Sveiki, esu Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas ir šiandien jums papasakosiu apie Vilniaus universitetą, jo istoriją ir dabartį. Nedaug institucijų iš tiesų pasiekė šiuos laikus iš krikščioniškų viduramžių. Iš esmės nepakitę savo pagrindinę idėją, skaičiau, miestų savivalda, parlamentas ir universitetas. Kažkuria prasme toks iš Europos, iš visame pasaulyje paplitusios institucijos tęstinumas rodo tam tikrą pasitikėjimą ir todėl tie universitetai iš tiesų klesti, jau beveik jau artėja prie savo pirmojo tūkstantmečio. Universitetas viduramžiais atsirado kaip bendruomenė, kaip dėstytojų ir studentų bendruomenė Universitas Magistrorum et Scholarium. Tačiau kartu universitetai atsirado ir kaip valdžios tam tikras užsakymas, nes valdovai viduramžiai suprato, kad neužtenka karinės jėgos, galios, prievartos, kad reikia valstybę valdyti ir žiniomis. Ir todėl sutapo su toms aplinkybėms, norui žmonėms jungtis į tam tikras bendruomenės ir kartu studijuoti, mokytis. Ir kartu gavus tą fundaciją, užsakymą ir paramą iš valdovų. Taip ir viduramžiais atsiranda tie universitetai. Kartu universitetai yra labai ryškus miestų kultūros reiškinys, kadangi cechai, korporacijos tuo metu, tokiais horizontaliais ryšiais besibūrančios bendruomenės iš tiesų užkariavo tuometinius miestus. Tai šiuo atveju mokytojai, dėstytojai, tie magistrai irgi buvo saviti tokie amatininkai, kuriuos nuo tikrų amatininkų skiria gal tik vienintelis dalykas, kad jie negalėjo gauti pinigų, taip sakant, į kišenę, kadangi buvo galvojama, kad žinios priklauso Dievui, todėl ir jie negalėjo tokio gauti tikrojo tiesioginio atlygio ir todėl atsiskaitimas jiems eidavo paprastai iš bažnytinių institucijų, jiems priskyrus tam tikras fundacijas, parapijas ir panašiai. O šiaip aišku, kad universitetų pradžia susijusi su valdovų privilegijomis, tik monarchai ir popiežius galėjo jas skirti ir labai svarbu, kad tose privilegijose nuo pat pradžio fiksuojama tai, kas sudaro universiteto esmę iki šių dienų. Tai yra universiteto autonomija. Universitetai atsiranda kaip bendruomenė, bet kartu kaip laisvo mokymo ir laisvų studijų vieta. Valdovai, norėdami į savo kanceliarijas gauti pasirengusių žmonių, buvo pasirengę pasidalinti tą valdžią ir suteikti universitetams laisvę. Ir kartu universitetai nuo pat pradžių dar vienas išskirtinumas, kuris lydi per visą universitetų istoriją, kad universitetai yra ir tarptautinės mokslo ir studijų įstaigos nuo pat pradžių. Seniausiuose universitetuose, Bolonijoje, Paryžiuje, Padovoje universitetuose dirbo labai skirtingų tautų atstovai. Matysime, taip pat bus ir Vilniaus universitete. Žvelgiant dabar trumpai į universitetų Europoje atsiradimą, tokį ypač kada regionuose atsiranda universitetai, tai iš tiesų labai svarbu matyti, kad universitetai anksčiau ir vėliau padengė visą Europos žemėlapį. Atsiranda 12 amžiaus vidury, Bolonijai, kuomet imperatorius Fridrichas I Barbarosa visų pirma labai pragmatiškai norėdamas paskatinti Romos teisės studijas ir tuo pačiu būdu sustiprinti savo kaip Romos imperatoriaus valdžią, įsteigė Bolonijos universitetą, kuris tradiciškai yra laikomas seniausiu Europos universitetu. Po kiek laiko, jau 13 amžiaus pačioje pradžioje, popiežius, konkuruodamas tuomet su imperatoriumi, įsteigė konkuruojantį universitetą, ne Romoje tiesa, o Paryžiuje ir taip atsiranda vėliau labai pagarsėjęs Paryžiaus, vėliau pavadintus Sorbonos universitetas. Toliau neinant, nepasakojant visų universitetų steigimą, žvelgiant į tai, kokiam regione, kad atsiranda, tai matome, kad 13 amžiaus viduryje Salamankos universitetas Ispanijoje, tai yra universitetų idėja ateina į Pirėnų pusiasalį, einant dar arčiau mūsų regiono, 14 amžiaus viduryje imperatorius Karolis IV įsteigė pirmąjį vidurio rytų Europos universitetą, tai yra Prahos universitetą. Ir dabar jau turime ir pirmąjį iš Lietuvos kilusio žmogaus indėlį universiteto istoriją, iš Lietuvos kilęs valdovas, tuo metu Lenkijos karalius Vladislovas II Jogaila 14 amžiaus pačioje pabaigoje funduoja kartu su savo žmona Jadvyga, funduoja Krokuvos universitetą kaip pirmąjį universitetą Lenkijoje. Dar vėliau, 15 amžiaus antroje pusėje universitetai ateina į Skandinaviją, Upsalos universitetas ir vėl matome tam tikrą konkurenciją, kadangi universitetai, aišku, visų pirma mokslas, akademija, bet kartu ir politika, kartu ir politinė konkurencija. Tai tuo metu tokia žinoma Danijos, Švedijos konkurencinė kova, tai 77 metais įsteigtas universitetas Upsaloje, po metų Danai steigė savo
Kopenhagos universitetą. 1544 metais universitetas atsiranda dar arčiau Lietuvos sienų, Karaliaučiaus, tai yra Prūsijai. Tai, aišku, tuo metu vokiškas universitetas įsteigtas hercogo Albrechto Hohenzollernio. Ir va šitame kontekste pamažu jau 1579 metais Lenkijos ir Lietuvos valdovas Steponas Batoras steigė Vilniaus universitetą. Jeigu žvelgsime skaičiais, va, tuo metu viduramžių pabaigoje apie 80 institucijų Europoje gali būti vadinami universitetais. Čia yra tas žemėlapis, kur matome tam tikrą universitetų pasiskirstimą. Aišku, žvelgiant šiais laikais, kai kokia viena didelė šalyje yra daugiau universitetų, nei šitas skaičius. Skaičius gali būti atrodyti kuklus, tačiau vis dėlto tiems laikams 80 Europos universitetų yra tikrai labai svarbi akademinė jėga. Dar trumpai žvelgiant universiteto atsiradimus, dar vienas toks įdomus reiškinys, kuris kartu rodo siejasi su universiteto kaip laisvos vietos idėja, tai yra universiteto atsiradimas kartais iš tam tikro pasipriešinimo, iš akademinės migracijos. Pavyzdžiui, nepatenkinti savo padėtimi, dalis profesorių iš Oksfordo persikėlė Kembridžą ir taip įsteigė Kembridžo universitetą. Panašiai buvo įsteigtas iš Bolonijos Padovos universitetas. Dar žemesnė istorija, kai vokiečių profesoriai nepatenkinti vienu metu čekų dominavimu išvyko iš Prahos ir įsteigė netoli esantį Leipcigo universitetą. Labai svarbu, kad universitetas, kaip ir bet kokia kita institucija, pagimdo naują žmonių grupę šiuo atveju. Eina kalba apie intelektualus, juos taip sąlygiškai galima vadinti, tai yra tam tikra socialinė grupė, kuri pradeda gyventi vien tik tai iš esmės iš savo protinio darbo. Atsiranda mokytojai, dėstytojai, ta tokia naujoji socialinė grupė, net naujoji aristokratija galima sakyti, nes, pavyzdžiui, Prancūzijai nuo 16 amžiaus pradžios universiteto daktarams kartu yra suteikiamas ir kilmingojo statusas, tai taip sakant, yra nobilituojami. Kartu su universiteto daktaro diplomu jie gauna kitą rango pakelimą. Čia, aišku, gal vėlesnis reiškinys, tačiau bet kuriuo atveju tai tikrai eina kalba apie tai, kad yra jau grupė žmonių ir taip lieka jau dabar iki šių dienų, kad yra grupė žmonių, kurie gali dirbti iš savo protinio darbo. Ir jeigu pradžioj universitetuose daugiausia studijuodavo vis dėlto žmonės, kad ir laisvi, tačiau už kiek žemesnių socialinių grupių, smulkus kilmingieji, miestiečiai, tai nuo 15 amžiaus vis dėlto valstybės valdymas darėsi vis sudėtingesnis ir tas poreikis skaitimo, rašymo, tokio platesnio išsilavinimo darėsi vis didesnis, kas vėl sukūrė visiškai naują reiškinį, kuris vėliau tapo žinomas kaip Grand Tour, didžioji kelionė, tai yra kilmingieji, kurie savo, į kurių ugdymo laikotarpį vis dažniau įtraukiama kelionė po dvarus, po kitas vietas. Į šitą jų kelionių maršrutą nuo 15 amžiaus įtraukiami ir universitetai. Kilmingieji pradeda studijuoti universitetus ir tuo pačiu universiteto absolventai užpildo valdovų dvarus, kanceliarijas kaip pareigūnai, formuojantis tai, ką mes iki šių dienų turime kaip tokią biurokratinę, modernę valstybę. Tai raštas tampa iš tiesų tuo metu gale ir valdyme, ir diplomatijoje, ir visur kitur. Ir aišku, natūralu, kad universitetinis lavinimas tampa vis labiau kartu ir toks platus socialinė prasme dalykas. Kartu, aišku, kinta ir komunikacija. Aišku, mes dabar išgyvename naują komunikacijos revoliuciją. Tai tuo metu dar sunku įsivaizduoti, kad knygos galėjo būti gana retas dalykas, ypač iki knygų spaudos, iki 15 amžiaus praktiškai antrosios pusės. Rankraštinės knygos, jų aišku vis daugėjo, ypač atsiradus greitraščiui, knygų gausėjo, bet iš esmės knygos buvo laikomas tokia prabangos vis dėlto, prabangos dalykų, kurios buvo kruopščiai saugomos, kai kurios būdavo rakinamos ir aišku skaitomos tik tai vietoje bibliotekose. Todėl tai, kad Žygimantas Augustas Vilniaus žemutinėje pily 16 amžiaus viduryje jau buvo sukaupęs 4000 maždaug tomų knygų kolekciją, kuri vėliau sudarė tokia pirminė Vilniaus universiteto bibliotekos pagrindą, tam tikras ištakas, tai tikrai yra pakankamai didelis tiems laikams skaičius. Kartu jau minėjau, kad universitetus žmonės įstodavo visiškai ne taip kaip dabar. Labai dažnai vis dėlto, dar ypač iki kilmingųjų atsiradimo universitetuose, universitetai buvo vieta, kur būdavo visų pirma ruošiami dvasininkai. Labai dažnai, čia viena skaidrė rodo, kaip žmonės dar iš esmės jau jauname amžiuje būdavo atiduodami į vienuolynus ir ten iš esmės vykdavo visas jų ugdymo procesas nuo vienuolyno mokyklos iki universiteto auditorijos, kurią čia irgi matome. Ir jau minėjau, kad universitetai
nuo pat pradžių yra tikrai tokios tarptautinės korporacijos, tarptautinės bendruomenės. Vėlgi matome įmatrikuliaciją, įrašymą į vieną universitetą, į Bolonijos universitetą. Ir čia pavaizduotas įrašymas būtent į tam tikrą grupę. Žmonės buvo grupuojami pagal tautas, vadinamosios nacijo. Tai nėra tos tikrai to žodžio prasme, tautos dabartinė iš to žodžio prasme, tai daugiau toks regioninis žmonių suskirstimas. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, Bolonijoje, ten studijuojantis lietuviai taip pat paprastai dažnai, ypač pradžioje, priklausydavo tai nacijo germanika, vokiškai nacijai Bolonijos universitete. Čia dabartinis vaizdas mūsų tokio partnerinio universiteto, Paduvos universiteto, vieno seniausio universiteto Europoje. Turime tikrai unikalią 16-17 amžiaus tokią heraldinį manifestą Paduvos universitete. Ant pagrindinio kiemo sienų turime įvairių kilmingųjų nupieštus, kai kur iškaltus herbus, tokias heraldinės kompozicijas kaip atminimo ženklą. Studentai, norėdami palikti po savęs tam tikrą ženklą universitete, ant sienos palikdavo savo tokį pasižymėjimą, atminimą, tokią memoriją. Ir ten randame taip pat ir lietuvių studentų ženklus. Čia, pavyzdžiui, matome Andrėjus Naruševičius, tikrai iš LDK, vėliau toks pakankamai žinomas didikas. Ir jis labai charakteringai matome jo priskirimas nacijo Poloną, Lenkų tautai. Tai tuo metu tokios lietuvių tautos universitete nebuvo, jis buvo priskirtas, aišku, artimiausiai geografinė prasme studentų grupiai, šiuo atveju Lenkų studentų grupiai. Ir čia tos imatrikuliacinės knygos, kuriuose mes randame lietuvius studijuojančius užsienio universitetuose. Čia Bazilio universitetas pavaizduotas ir jos knygoje matome kartu didiką, kuris labai irgi charakteringai atvyksta universitetą. Jis atvyksta jokių būdų nei vienas, joks didikas vienas nekeliauja. Jis atvyksta ir įsirašo į universitetą su pakankamai didelė keletos žmonių grupė. Jonas Kiška 1563 metais atsiranda Bazilį, įsirašo į tą universitetą ir čia kurį laiką studijuoja. Aišku, didikams ne diplomas buvo pagrindinis siekis studijuojant. Tai natūralu, kad didikai siekdami aukštojo mokslo visų pirma siekia daugiau įgyti patirties. Ir kartais mes didikų biografijose skaitome, studijavo vienam, kitam, trečiam universitete. Tai nereiškia, kad jie ten pilnai tas studijas baigdavo, jie atvykdavo, kažkiek pastudijuodavo, keisdavo vietą. Tai būdavo jų ta tokia intelektualinė patirties kelionė, kurios fragmentą matome Jonas Kiška Bazilį. Ir čia toks grafinis žemėlapis, kuriame matome tas pagrindinės vietas, kur aukštojo mokslo siekia studentai iš Lietuvos. Tai aišku, kad dominuoja vokiški, itališki universitetai, bet matome, ta geografija yra pakankamai plati iki Prancūzijos, Italijos, artimiausi universitetai Karaliaučiaus, Krokuvos, aišku, geografinė prasme. Ir tada, aišku, vėl galime grįžti prie poreikio. Kam vis dėlto ir kodėl reikia tų universitetų ir kodėl Lietuvoje universitetas atsiranda vis dėlto anksčiau ir vėliau, 16 amžiaus vidury, kodėl ne anksčiau. Nes iš esmės tikrai universitetų žmonės, jau nuo pat jų pradžios, jų vienas iš poreikių, kaip jau minėjau, užpildyti, dalyvauti valstybės valdyme. Mes dažnai sakome ir pagrįstai sakome, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė išsiskyrė savo daugiakultūriškumu, daugiakalbystę. Vienu metu net kelios kalbos buvo kanceliarinės kalbos. Tai Europoje turime dar keletą palyginamųjų vietų. Čia matome Sicilijos karalystės valdymas ir jų kanceliarija su 3 kalbų - graikų, arabų, lotynų raštininkas ir net žydų, kai prireikdavo raštininkas, būdavo irgi pakviečiamas. Tai kažkuria prasme panašią situaciją netrukus matysime ir Lietuvoje. Ir jau kalbėjau, kad toks pirmasis priartėjimas universitetinio mokymosi buvo, kai Jogaila ir Jadvyga steigė Krokuvos universitetą. Ir iš esmės Jogaila, mes žinome, neraštingas valdovas, nemokantis nei skaityti, nei rašyti, jis turbūt dėka jau savo tokį valdovo patirties žino, kad tokių ekspertų jo aplinkoje reikia, jų reikės vis daugiau, todėl jis skyrė lėšas ir būtent nuo jo laikų universitetas Krokuvoje pradeda veikti. Ir todėl iki šių dienų Krokuvos universitetas turi Jogailos vardą. Vytautas, jo kartu tuo pačiu metu, jo pusbrolis Vytautas valdo Lietuvoje. Aišku, Lietuvoje tuo metu nėra intelektualinių resursų ir tokio turbūt dar didelio poreikio universitetui. Tačiau yra poreikis turėti intelektualus valdovo aplinkoje, intelektualius patarėjus. Jie dažnai yra atvykę iš užsienio,
lenkai, čekai, vokiečiai. Tai čia dabar toks vienas visiškai atsitiktinai parinktas Vytauto laiškas iš jo gyvenimo paskutiniųjų metų, 1430-ųjų. Čia atspindintis daugiakalbystę Vytauto aplinkoj, lotyniški, rusėniški, vokiški, čekiški ir net arabiškais rašmenimis raštai, korespondencija, jų galima sutikti, čia matome vieną vokišką. Ir todėl, aišku, palaipsniui mes matome, kaip universiteto idėja artėja prie Lietuvos ir geografiškai, tas poreikis žmonių gausėja, lietuviai pradeda studijuoti užsienio universitetuose, iš pradžių irgi, kaip ir visur kitur, smulkus kilmingieji, miestiečiai, tačiau ilgainiui ir vis labiau taip pat ir kilmingieji, aukštesnio rango kilmingieji pradeda studijuoti ir tada, aišku, anksčiau ir vėliau turėjo atsirasti universitetas ir Lietuvos Didžioji kunigaikštystė ir turime tuos išskirtinius metus Lietuvos istorijoje, pasakyčiau, 1579 metais Lenkijos ir Lietuvos valdovas Steponas Batoras steigė pirmą universitetą Lietuvoje ir iš esmės šitame žemėlapyje kaip ant delno Vilniaus universiteto išskirtinumas. Vilniaus universitetas, matome, universitetų tuo metu jau pakankamai didelis skaičius, tačiau Vilniaus universitetas aiškiai išsiskiria savo geografinę vietą. Tai yra toliausiai į rytus esantis universitetas. Matome, kad toliau į rytus, iš dalies ir į pietus, kitos aukštosios mokyklos nėra. Ir aišku, Vilniaus universitetas nėra nei didžiausias, nei reikšmingiausias universitetas šituo laikotarpiu. Tačiau dėka savo geografinės situacijos, dėka savo padėties, jis padengė savo įtaką pakankamai didžiulį regioną, ypač į rytus, į dabartinės, taip galima sakyti, Ukrainos, Baltarusijos žemes, kuriuose žmonės norėdami studijuoti aukštoje mokykloje, aišku, jiems geografiškai artimiausia vieta buvo Vilnius. Tai dėka savo tokios išskirtinio ir ilgą laiką išliko tokia išskirtinė Vilniaus universiteto vieta Europos universitetų žemėlapį, dėka šito tokio išskirtinio statuso Vilniaus universitetas iš tiesų suvaidino labai didelį vaidmenį viso šito regiono istorijoje ir intelektualiniai istorijoje ir politiniai istorijoje, kadangi tai buvo tikrai viskas labai glaudžiai susiję. Kartu labai svarbus kitas žemėlapis, kurį dabar matome, tai yra tai, kad Vilniaus universitetas neatsirado vien tik kaip laisvas autonomiškas universitetas, jis nuo pat pradžių buvo priklausę universitetų tinklui. Jis nuo pat pradžių buvo įsteigtas kaip jėzuitų universitetas, jėzuitiškas universitetas ir priklausė tokiam jau tuo metu gana išplitusiam universitetų, jėzuitiškų universitetų sąrašas. Nes ką reiškia tinklas? Ką reiškia priklausyti tinklui? Tai visų pirma galimybė sėkmingai nuo pat pradžių veikti. Tai yra galimybė dalintis resursais, dėstytojais, studentais, knygomis. Tai yra galimybė patarti, keistis žiniomis. Ir tai, kad Vilniaus universitetas nuo pat savo įsteigimo praktiškai pakankamai greitai ir sėkmingai pradeda savo veiklą, nemaža dalimi buvo nulemta, kad tai buvo, kad priklausė tokiam tinklui. Ir čia aš tokią nedidelę asociaciją su šiais laikais. Vilniaus universitetas irgi šiuo metu priklauso įvairiems tarptautiniams tinklams, tarp kurių vis dėlto vienas yra toks reikšmingas, labiausiai reikšmingas, kadangi jis yra toks strateginis ir kuris vis dėlto panašu, kad tokio pobūdžio europiniai alijansai ilgai egzistuos ir yra strateginis sprendimas. Čia dar Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono idėja, mėginant skatinti Europos integracijos idėją, steigti universitetų tinklus, Europos universiteto alijansus, skersai ir išilgai Europos. Jau keletą metų Europos komisijos yra finansuojami šitie alijansai ir Vilniaus universitetas taip pat priklauso vienam tokiam alijansui, Arkus vadinamajam alijansui, kuriam šiuo metu priklauso 9 universitetai, matome išsibarstę visoje Europoje, tarp kurių tikrai ir vienas seniausių Europos universiteto Padovos universitetas, Granados universitetas, Leipcigo, Graco, Liono ir kiti. Tai kažkuria prasme ta universitetinė tinklaveika irgi yra dar vienas dalykas, kuris iš istorijos eina iki pat dabarties ir kažkuria prasme vėlgi atspindi tą pamatinę idėją, kad universitetai yra tarptautinis savo esme reiškinys. Žiūrėtumėm dabar į Vilniaus universiteto istoriją, tai atkreipkite dėmesį. Pirmas universiteto rektorius yra Lenkas,
Pirmieji jėzuitai atvykę į Vilnių yra čekai. Pirmasis teisės fakulteto steigėjas, profesorius, pirmieji teisės fakulteto naujai įsteigto vėliau profesoriai yra atvykę iš Vokietijos, pirmieji medikai iš Prancūzijos, Italijos, Austrijos, pirmoji disertacija parašyta ar išlikusi Vilniaus universitete yra greičiausiai portugalų autoriaus, ilgiausiai rektorium jėzuitų laikais buvo ispanas ir čia tik tai keletą pavyzdžių apie universiteto tarptautiškumą šituo laikotarpiu. Ir čia matome, aišku, pamatinę privilegiją. Vis tiek, kaip jau minėjau, universitetai atsiranda, kuomet valdovas paskelbė privilegiją, kur skelbiamas steigimas, skelbiamas kokiu pagrindu, kokiu statusu universitetas toliau veiks. Tai čia 1579 metų balandžio 1 dieną, todėl ir universiteto gimtadienį mes kasmet švenčiam balandžio 1 dieną, matome Stepono Batoro privilegiją steigiant Vilniaus universitetą ir čia ant Vilniaus universiteto sienos turime ir lentelę, kuri įamžina, primena apie šitą steigimo aktą. Kadangi tai buvo jėzuitiškas universitetas, tai buvo pasirūpinta ir patvirtinimu iš tos privilegijos, todėl kažkuria prasme turime valdovo steigimą, bet kartu turime ir popiežiaus Grigaliaus XIII dokumentą, kuriuo jis patvirtina Vilniaus universiteto steigimą. Ir čia va keli asmenys, kurie tikrai labai glaudžiai susiję su universiteto pradžia. Tai yra Valerijonas Protasevičius, Vilniaus vyskupas, pakvietęs, čia centre pakvietęs jėzuitus į Vilnių ir taip pradėjęs iš esmės šitą visą istoriją. Steponas Batoras, Lenkijos Lietuvos valdovas. Vėliau, čia kitas pavyzdys, tai yra vyskupas valdovas, bet šalia matome vėliau ir didiką, beje, universiteto alumną, kuris 17 amžiaus vidury paskyrė lėšas, Kazimieras Leonas Sapiega, kilęs iš tikrai labai žymios Sapiegų giminės, paskyrė lėšas Teisės fakulteto steigimui ir ilgą laiką po to Teisės fakultetas universitete buvo vadinama Sapiegų mokykla, Schola Sapiehana, visų pirma, atmenant šitą Sapiegų fundaciją. Visai neseniai yra iš esmės atrastas net seniausias universiteto vaizdas. Tai yra Pauliaus Bokšos toks sudarytas akademijos, praktiškai toks padarytas akademijos, senosios akademijos vaizdas. Iš esmės tai irgi mums primena labai svarbų dalyką. Aš sakiau, kad kaip institucija universitetas egzistuoja nuo viduramžių. Tai Lietuvoje tikrai nerasime labai daug institucijų be bažnyčių, kur, tiksliau, jokios kitos nerasime, kur ta pati veikla dabar jau beveik 450 metų vyksta vienoje ar toje pačioje vietoje. Aišku, šiandien universitetas yra didelis, jis yra įvairiose vietose, bet centriniai rūmai, ten, kur mes dabar esam, ten, kur aš dabar skaitau šitą paskaitą, universiteto rūmai, universiteto centrinė vieta yra toje pačioje steigimo vietoje jau beveik 450 metų. Ir, aišku, turime keletą iš tų laikų dar jėzuitišką universitetą primenančių ir tokių vietų, tai lentelė, kuri irgi yra išlikusi iki šių dienų. Čia jau minėta pirmoji, irgi kokie dalykai yra išlikę iš tų laikų, tai aišku, turime įvairias knygas, sąrašus, bet turime ir akademiniai bendruomeniai labai svarbus dalykas yra tie baigiamieji darbai. Turime čia anksčiausiai išlikusi disertacija 1516 amžiaus pabaigoje parašyta Emanuelio de Vegos, veikiausiai iš Portugalijos kilusio Vilniaus universiteto jėzuito. Dabar perinant labai trumpai pagrindinius etapus Vilniaus universiteto istorijos, tai aišku, pirmasis etapas, pirmoji data yra fundacija 79 metais. Universitetas iš pradžių buvo įsteigtas 2 fakultetų, nepilnas dar universitetas ilgą laiką buvo, tačiau, jau minėjau, 1641 metais dėka Sapiegos fundacijos atsiranda 3 fakultetas, Teisės fakultetas universitete. Labai svarbus lūžis įvyko 18 amžiaus pabaigoje, kuomet buvo panaikintas jėzuitų ordinas ir įvyko universiteto sekuliarizacija, reikėjo sugalvoti, ką daryti su šitą instituciją. Ir buvo tikrai priimtas labai progresyvus sprendimas steigti naują ministeriją Lenkijoje, Lietuvoje, edukacinę komisiją, kuri turėjo be kita ko, jos viena iš funkcijų taip pat buvo glaudžiai bendradarbiauti su universitetu ir plėtoti aukštąjį mokslą. Ir aš manau, kad tai yra tas laikas, kai turbūt pats didžiausias proveržis Vilniaus universitete įvyksta, kai atsiranda įvairių dalykų, be kita ko, matome dar vieno, 4. Tokiu būdu universitetas jau tampa visiškai klasikinis,
ketvirto fakulteto, medicinos fakulteto įsteigimas, kuris kažkuria prasme atspindi tuo metu vykusį universiteto proveržį. Tačiau ir tas proveržis, ir tas vystimasis, tiesą pasakius, vyko ir po to, kai neliko valstybės, Lenkijos-Lietuvos valstybės, kuri buvo padalinta, tačiau po to dar universitetas pakankamai ilgai ne tik, kad egzistavo, bet pakankamai gerai klestėjo. Tas lygis buvo tikrai išlaikytas dar kurį laiką. Tačiau universitetas buvo ne tik aukštoji mokykla, ne tik žinių centras, ne tik akademinė bendruomenė. Universitetas kartu buvo ir pasipriešinimo vieta. Dėstytojų ir studentų laisvės siekių vieta, filaretų, filomatų grupės tuo metu būrėsi ir galvojo, kaip atkurti Lenkijos-Lietuvos valstybę. Dėstytojai studentai įsitraukė į 30-31 metų sukilimą ir tai lėmė, kad carinė valdžia vis dėlto nuslopino sukilimą 1832 metais, uždarė Vilniaus universitetą ir turime laikotarpį, kuomet nebuvo universitetų Vilniuje ir Lietuvoje. Tai yra toks tikrai intelektualinė prasme, ir ne vien intelektualinė, apskritai intelektualinė, politinė, kultūrinė prasme, tiek Vilniaus, tiek Lietuvos istorijoje, ta prasme, toks sudėtingas laikotarpis, miestas, valstybė be universiteto. Aišku, ten žmonės galėjo siekti to aukštojo mokslo kitur, tačiau vėlgi atsidurime situacijoje, kuomet nėra tos vietos, nėra centro, kur tikrai visai neseniai tokio aukšto lygio mokslas būtų plėtojamas. Ir kartu, aišku, tai labai skaudžiai atsiliepia Vilniaus universiteto paveldui. Mes čia kaip tik esame Vilniaus universiteto bibliotekos baltojoje salėje, kur yra sukaupta nemažai paveldo, turime gaublius, astronominės observatorijos, kai kurios įrenginius. Tačiau tai yra tik tai likučiai viso to, kas tuo metu buvo. Uždarius Vilniaus universitetą tikrai carinė valdžia labai nemažai dalykų nusavino, išsklaidė po kitas carinės Rusijos vietas ir iš tiesų mes ne tik netekom universiteto, bet netekome ir tikrai labai nemažai to kultūrinio paveldo. Po šito uždarimo 1919 metais pasibaigusiu Pirmajam pasauliniam karui Vilniaus universitetas buvo atkurtas kaip lenkiškas Stepono Batoro universitetas ir 20 metų taip egzistavo. 39 metais Lietuvai atgavus Vilniui, čia atsirado vėl jau, universitetas tęsė veiklą kaip lietuviškas universitetas. Po to turime nacių okupacijos laikotarpį, 43 metais universitetas dar kartą buvo uždarytas ir čia jau okupacijos laikotarpį turime tikrai ištisą tokio Vilniaus universiteto istorijos įvairias tokias peripetijas sudėtingas, kuomet 44 metais jau jis dabar jau kaip sovietinis universitetas buvo vėl atidarytas. Jau daug vėlesniais laikais mes turime patį ilgiausią per visą istoriją Vilniaus universiteto pavadinimą, kuris oficialiai skambėjo Vilniaus darbo raudonosios vėliavos ir tautų draugystės ordinų valstybinis Vinco Kapsuko universitetas. Niekas turbūt mintinai jo tokio pavadinimo nemokėjo, tačiau buvo oficialus universiteto pavadinimas sovietiniu laiku. Ir 90 metais, natūralu, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, universitetas atgauna autonomiją ir susigrąžina savo tą tradicinį Vilniaus universiteto vardą. Kalbant dabar apie žymiausius universiteto žmonės, jau minėjau Petras Skarga, pirmasis Vilniaus universiteto rektorius, tuo metu Abiejų tautų Respublikoje, neabejotinai pats ryškiausias pamokslininkas, labiausiai žinomas, vienas labiausiai žinomų žmonių. Turime Vilniaus universitete šventas Andriejus Bobola, kuris buvo kanonizuotas. Turime misionierių Vilniaus universiteto alumną, vieną žymiausių katalikybės platintojų Kinijoje, jau 16 amžiaus antrojo pusėje. Andrius Rudamina įvairia savo veikla nutapo vienu žemiausių galbūt krikščioniškų veikėjų per visą istoriją Kinijoje. Vilniaus universiteto rektorius 17 amžiaus vidury Albertas Vykas Kojelavičius ir jo tokia išskirtinė tuo metu pati plačiausia, išsamiausia, geriausia Lietuvos istorija, lotynų 2 tomai, lotynų kalba. Sarbievius yra lotyniškai rašęs poetas, kuris turbūt baroko poetas Lenkijoje ir Lietuvoje pats ryškiausias, ne kartą gavęs popiežišką apdovanojimą ir visoje Europoje pagarsėjęs lyrikas. Ir turime keletą visiškai išskirtinių mokslininkų šituo laikotarpiu, tai yra, turbūt jeigu reikėtų pasakyti, patį žymiausią galbūt
mokslininką, kuris kad nors dirba Vilniaus universitete, tai turbūt pasirinkčiau vis dėlto vokietį, Georgą Forsterį, gamtininką, gamtamokslininką, Jamesą Cooko, tokios labai žymios ekspedicijos dalyvis, net yra tokia hipotezė, kad dalis Vilniaus universiteto kolekcijos yra kažkiek likusi iš šitos ekspedicijos. Tai jisai keletą metų buvo įdarbintas, buvo pakviestas ir dėstė Vilniaus universitete, tikrai tokio visiškai pasaulinio lygio. Jeigu dabar tuo metu būtų Nobelio premija, tai turbūt kelis kartus būtų gavęs tą premiją už įvairius nuopelnus. Kitas akademikas, jau vietinis, tai yra Martynas Počobutas, jis karališkasis astronomas, Vilniaus universiteto rektorius ir taip pat didžiąją dalimi prisidėjęs prie observatorijos steigimo. Ir čia turime iš tiesų tokią gana ir unikalią istoriją. Šiaip universitetas tuo metu buvo vyriškas universitetas, tik vyrai čia studijavo. Tačiau turime labai ryškų moters indėlį į Vilniaus universiteto istorijai, kuomet Grafienė Puzinienė suteikė lėšas Vilniaus universiteto observatorijos steigimui ir turime vieną seniausių akademinių observatorijų apskritai Europoje, kurią iš esmės plėtojo Martynas Počobutas. Jeigu reikėtų pasakyti vėlgi patį žymiausią visų laikų lenkiškai rašiusi autorių, tai neabejotinai būtų Vilniaus universiteto alumnas Adomas Mickevičius ir jo mokytojas Joachimas Lelevelis, čia pavaizduoti kaip turbūt žymiausi XIX amžiaus pradžios Vilniaus universiteto žmonės. Dar viena emigracija. Kadangi universitetas buvo uždarytas ir daugelis žmonių negalėjo plėtoti savo veiklų, turime labai tolimą kelionę. Ignas Domeika apsigyveno Čilėje ir ne tik, kad prisidėjo prie Čilės modernizacijos įvairiose srityse, nuo geologijos iki aukšto mokslo, universiteto rektorius, aukšto mokslo plėtotojas, kurio tikrai vardas Čilėje yra tarp tikrai labai gerai žinomų. Ir turime Nobelio premijos laureatą Vilniaus universiteto alumną, tai yra Česlovas Milošas, kuris, čia matome jį 29 metais Vilniuje ir po to jau grįžusi po daugelio metų, jau senukas 92 metais didžiajame Vilniaus universiteto kieme, kuris atsimdamas premiją, atsimdamas diplomą, atsimdamas Nobelio premiją Stokholme 80 metais labai jautriai ir prasmingai prisiminė savo jaunystės metus Vilniuje, bet taip pat ir Vilniaus universitete. Čia matome šitą jo citatą iš jo kalbos. Ir daugiau žymių žmonių, Simonas Daukantas, jau lietuvis, lietuvių kalba Vilniaus universiteto istorijos autorius. Ir tai yra, dar kartą turbūt noriu grįžti galbūt prie šito laikotarpio, prie 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiaus pradžios, kai visose iš esmės srityse universitetas pradeda vaidinti labai svarbų vaidmenį. Jau minėjau observatoriją, šalia galima minėti gamtos mokslų plėtoti, pirmieji vadovėliai, botanikos sodas ir daugelis kitų dalykų, kurie iš esmės įprasmino ir padarė Vilniaus universitetą ne vien tik akademinę instituciją, bet labai svarbia vieta mieste. Tai yra botanikos sodas, medicinos fakultetas, ne vien tik fakultetas, bet pirmos medicinės klinikos, net vakcinacija vėl naujai čia aktualizuota šiais laikais, visuomet aktuali, bet šios pandeminės krizės laikotarpiu dar vienas visų lūpose buvęs žodis, jos pradžia Vilniuje taip pat susijusi su Vilniaus universitetu 19 amžiaus pradžia, tai turime tikrai tokį turbūt didžiausią universiteto klestėjimo laikotarpį, prie kurio iš tiesų, į kurį galima orientuotis kalbėdami apie universitetą dabar, apie universitetą šiandien, koks tas yra Vilniaus universitetas. Kiek mus sieja su mūsų tą ilgametę tradiciją. Aišku, žvelgiant į praeitį ir dabartį, matome, apskritai universitetai moderniais laikais smarkiai išaugo. Apskritai žmonių skaičius galite studijuoti universitetuose smarkiai išaugo. Jeigu jezuitiškais laikais mes kalbame apie 10, 100 geriausiu atveju studentų, mes dabar kalbame apie 1000 studentų. Vilniaus universitetas yra ne vien Vilniuje. Jis turi savo padalinius ir Kaune, ir Šiauliuose. Vilniaus universitetas, tokios pagrindinės jo vietos, aišku, ir toliau lieka ta istorinė mūsų vieta, Vilniaus centre, centriniai rūmai, istorinio senojo Vilniaus jėzuitų universiteto vieta. Tačiau turime kitą pagrindinę vietą, tai yra Saulėtekio akademinis miestelis, kuriame tikrai dauguma fakultetų dabar sutelkta ir dar bus toliau statomi nauja biblioteka. Mkicas atsirado ten ir daugelis kitų dalykų.
Kartu turime vietų, kuriomis tiesiog dalinamės, kaip ir jezuitai, jau post-jezuitiniais, sekuliaraus Vilniaus universiteto laikais Vilniaus universitetas pradėjo dalintis savo žiniomis, savo vietomis su visuomenė. Taip ir dabar mes turime vietas, kurias iš esmės mes naudojame ir kviečiame jas visus suinteresuotus, ar kam reikia pagalbos kaip Santarų klinikose atveju. Tai turime universiteto biblioteką veikiančią visą parą. Be abejo, esame, aš su ministerija svarbiausias dalininkas Santaros klinikų. Ten dabar ir atsiranda ir dar naujas medicinos mokslo centras ir dar visos kitos klinikos, kurios priklauso universitetui, kur yra taip pat svarbi universiteto vieta. Turime dabar jau bent 3 botanikos sodus, 2 Vilniui, 1 Šiauliuose. Turime naują visiškai vietą ir tikrai kviečiame ir tikrai labai tikimės, kad mokslo komunikacijos tokia nauja vieta taip pat susijusi su Vilniaus universiteto tradicija, su antra pagal senumo observatorijos vieta Čiurlionio gatvėje, kur senoji observatorija dabar pakeitė. Dabar Vilnius jau čia mes negalim stebėti žvaigždžių, mes dabar ją stebėme prie Molėtų, tačiau ten dabar yra idėjų observatorija, mokslo žinių kaitos, apsikeitimo komunikacijos vieta. Ir žvelgiant į dabartinį universitetą, aišku, į tą didelį universitetą, 23 000 maždaug studentų, daugiau kaip 5 000 įvairių darbuotojų, bet esminis dalykas, kas išskiria Vilniaus universitetą, net ir regioniniu mastu, tai jo kompleksiškumas. Yra tikrai daug fakultetų, daug padalinių, daug mokslo įvairovės, nuo humanitarinių, socialinių mokslų iki fizinių, medicinos mokslų. Tai Vilniaus universitetas visų pirma yra kompleksiškas universitetas ir šita disciplinų įvairovė, aš manau, ilgalaikė perspektyva yra mūsų toks pagrindinis šansas. Tik tai nuo disciplinų bendradarbiavimo studijų srity, todėl mes atveriam galimybę studentams studijuoti ne tik pagrindinę discipliną, bet per individualias studijas rinktis papildomai, jeigu jie nori, dar kitą discipliną. Per mokslo bendradarbiavimą iš tiesų kurti tą tarpdisciplininio, tarpdalykinio tokio mokslo centrą. Ir aišku, universitetas niekada neužsidaro savo įvairiose sienose. Universitetas yra visų pirma mieste šiuo atveju, ar keliuose miestuose, bet visų pirma Vilniuje. Tai mes turime tradiciją, tą Vilniaus universiteto eiseną rugsėjo 1 dieną, kuriame mes kiekvieną kartą pabandome priminti apie save miestui ir šaliai. Mes turime atskiras tradicijas padaliniuose, kadangi vis tiek padalinių tapatybės yra labai svarbios. Čia tai vienas atvejis, net į Lietuvos nematerialio paveldo jau tradicija yra įrašytos fizikų dienos, FIDI, kaip tokia specifinė, įdomi akademinė ir akademijos ribas peržengianti miesto šventė. Tai yra universitetas Lietuvai ir pasauliui. Mes kažkuria prasme dėka savo tradicijos, dėka savo kompetencijos, bet ir dėka savo geografinės padėties miesto centre esame vieta, kur vyksta įvairūs renginiai, kurios taip pat mes, į kurios bandome pakviesti ir taip pat universiteto žmonės. Čia turime Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono diskusiją su Vilniaus universiteto studentais. Turime pernai Joe Bideno kalba Vilniaus universiteto didžiajame kieme, kur vaizdai su Vilniaus universiteto simbolika apskriejo visą pasaulį. Ir aišku, kalbant apie universitetą, visuomet yra tas pagrindinis klausimas, kas lemia universiteto išskirtinumą, kas lemia jo ilgalaikiškumą ir kaip jis vis dėlto keičiasi. Dabartinis profesinis pasaulis yra itin kompleksiškas, reikalaujantis ir profesinių žinių, ir universalių įgūdžių. Todėl universitetas ir turi savo veikloje derinti ir dalykinio žinojimo teikimą, ir universalaus kritinio mąstymo lavinimą. Niekas negali, neįmanoma perduoti visų žinių. Tačiau ką universitete darome, tai mes ugdome bazinį instinktą tų žinių siekti, tą žinias atnaujinti, išmokti kelti klausimus, atlikti tyrimą ir plėtoti, pasidalinti šito tyrimo rezultatais su žmonėmis. Kokį vaidmenį universitetas vaidina šiais laikais? Manau, milžinišką ir esminį, jei mes pasitikime, kad universitetas ugdo šalies politinį, kultūrinį, socialinį elitą, plėtoja aukščiausio lygio tarptautinį mokslą ir savo akademinę kompetenciją veikia viešąją nuomonę ir valstybinius sprendimų priėmimą.